Sveiki, prisijungę prie šio YouTube kanalo Pasauliškis, su jumis aš, Justas Žukauskas. Netrukus galėsite stebėti pokalbį su kunigu egzorcistu Domingo Avellaneda. Su juo susipažinau ne per seniausiai, galbūt prieš kažkur 3 savaitės. Jis vedė mokymą, kaip pasipriešinti blogiui, jame dalyvavau, kadangi jo nepažinojau, buvo įdomu išgirsti jo pasisakymus. Po mokymo aš jį pakalbinau, pakviečiau podcastui ir jis sutiko. Tad šiandien turėsite stebint išgirsti, apie ką mes pakalbėjom. Prieš tai kelios pastabos, čia pastabos ir savo, kadangi pokalbis jau įvyko ir apie tai, kas buvo kalbėta. Vėlgi, kunigo pozicija šitoje vietoje, kalbant apie filmus, bus minimas šitame pokalbėje Harry Potter filmas. Gaila, kad kunigas neižvelgia šitame filme nieko kažko labai gero, šiek tiek ir jį suprantu, jis net nėra matęs filmą. Manau, čia ir yra viena didžiausia problemų tų kunigų arba egzorcistų arba šiaip tikinčiųjų, kurie traktuoja, kad filmas yra blogas, bet jie net nėra jo matę, jie net nėra jo stebėję, jie net nežino, kas nais vyksta ir jie galvoja, kad taip atrodo, bent jau iš pokalbio, nežinau, ar jums taip irgi girdėsi, bet man taip iš pokalbio girdėsi, kad lygtais jeigu filme ar kažkur tai yra rodoma maginiai veiksmai įvairūs, arba kažkoks tai ritualai, arba praktikos, kurios yra ezoterinės ar okultinės, taip atrodo, kad egzorcistai būtent iš karto nurašo juos. Jų net nereikia žiūrėti, juos reikia išmesti, jų reikia vengti. Man atrodo, kad toks mąstymas kelia tokį pritaringą mąstymą ir jisai klaidina. Manau, kaip ir minėsiu šiame pokalbėje, išgirsite, kad reikia ieškoti sveiko proto. Nes jeigu mes viską nurašysime, tai mes turėtume nurašyti ir visus fantastinius filmus. Pasaulio žmonių, kurie žiūri šitą filmą, ar tą patį Tolkieno filmą Žiedų valdovas, ar tą patį Lewiso filmą Narnijos kronika, tai apie ką mes tada kalbėsim. Žiūrėti visus fantastinius filmus, apie ką mes tada kalbame, kad tada visi filmai kelia kažkokį apsėdimą. Tai čia tas pats, nežinau, galim sakyti, kad Mikė Pūkuotuko filmas kelia apsėdimą. Galim kažką tai rasti, kažkokį, aš čia šaržuoju, bet mes, ir absoliutinu, bet taip gaunasi, jeigu mes sakome, kad bet koks ten maginis filmas, kuriame yra minima magija, daroma maginiai veiksmai, yra blogai, tada į kokį mes erdvę papuolam, į kokį pasaulį, tada kaip mes save skelbiam, kokie mes esame tikintieji, kokie mes esame katalikai. Taip, kaip minėjau, nenurašau kunigų nuomonės jokių būdų, tai sakau, kad tokie pasakymai akli ir tokie lygtais, bandant kurti tokį pritaringą mąstymą, kad mes katalikai esam tokie pritaringi, čia įsibaiminę, bijom, jeigu mes bijom Harry Potter filmo, tada aš nelabai žinau, gal turi būti kažkokia tai pusė, kuri sakytų, kad bijokite, kad nežiūrėkite, tebūnie, tai yra jų pozicija, bet man tada reikėtų daugiau argumentų. Daugiau argumentų norėčiau išgirsti, kodėl būtent taip yra. Argumentas, kad kažką apsėdo, nemanau, kad galioja, nes mes galim žiūrėti daugybę pasaulio žmonių, kurie žiūri šitą filmą. Taigi, žinoma, galim visą laiką paskaityti straipsnių, paskaityti informacijos, jos yra pilna ir pasverti kelias pusės. Taigi, manau, gavosi smagus pokalbis, kviečiu jį žiūrėti toliau. Prieš tai dar kviečiu jumis palikti komentarą, atsiliepimą, peržiūrėjus šitą mūsų pokalbį. Gal kažkokių turit pastebėjimų, galbūt turit klausimų, pabandysiu tos klausimus užduoti sekančiam pašnekovui. Taip pat susikūriau Contribui paskyrą, jeigu kažkas norėtumėt prisidėti prie mano veiklos, prie to, ką darau, prie to, ką veikiu, prie organizavimo šių pokalbių, nes, filmavimas vyksta paprastom medžiagom, tai yra telefonas ar mikrofonai, kurios pasiskolina, salė vėlgi tenka kažkur tai nuomotis, skolintis, ieškoti, kad kažkas leistų mums filmuoti, nes pats jos neturiu, reikia patalpų, reikia visko, nenoriu tapatinti su nei viena organizacija kažkokia, taip aš ieškau tiesos, ieškau atsakymų, remiuosi katalikų bažnyčios poziciją, bet šiuo metu, taip atrodo, taip jaučiuosi, kad norisi save atstovauti, nesijungiant prie kažkokių tai kitų organizacijų. Kažkas norėtų prisidėti arba kažko tai pagelbėti, filmavimu, patalpom, tai visą laiką lauksiu tokių pasiūlymų. Ačiū labai ir iki gero žiūrėjimo.
Dėl bendro tokio supratimo, bendro fono, tai aš kiek skaičiau straipsnį, tai jūs atvykote iš Argentinos čia į Lietuvą. Taip. Taip, jau gal ir prieš tai klausiu šiek tiek, prieš kiek metų atvykote? Prieš 21. Prieš 21 metus čia gyvenat Lietuvoje. Taip. Kodėl Lietuva? Kodėl būtent Lietuva? Į Lietuvą dėl to, kad mūsų vienuolyną vadinasi Įsikūnusio Rožio vienuolyną, esame misionieriai ir keliaujam per pasaulį, o mūsų įkūrėjas, kuris tarp kitko pernai metų mirė, jis labai norėjo, kad keliautume į Lietuvą. Turėjom kaip vieną iš tų pagrindinių misijų grįžti arba dirbti tose vietose, kurioje buvo tarybiniais laikais komunizmas, padėti atstatyti tikėjimą. Ir atkeliavo į Lietuvą, susitiko su keletą vyskupų ir siūlė kunigų. Ir Jonas Kauneckas sutiko ir pasiūlė mums keletą parapijų, į kurias išrinko Pumpėnai ir tenai ir dirbame jau senai. Okay. Tai jūs Argentinoje tapote kunigu ar Lietuvoje? Jo, Argentinoje. Iš karto po šventimo keliavau namo atsisveikinti su tėvais. Kelių metų gal? Aš turėjau 26 metus. 26 metų tapot kunigu? Jo, ir tada keliavau į Lietuvą. Jo. Taip. Tai tapote kunigu, o vėliau tapimas egzorcisto. Kaip tai įvyko jūsų gyvenime? Tapti egzorcisto buvo taip, kad Panevėžio vyskupijai buvusi mūsų egzorcistas labai susirgo ir tuo metu, būdamas į ligoniniai, kalbėjome su vyskupu apie tai, kad vyskupijoje reikės naujų egzorcistų. Ir kalbėjome ir man sakė, nepagalvojus, gal galėčiau, kodėlgi ne, bet paskui sakė, gerai, pakonsultuosiu, kalbėsim su taryba ir tada susisieksim. Tai man po kokie 2-3 savaičių paskambino ir sakė, ar sutiktumėte vis dėlto būti egzorcisto, tai... Kaip negazino šitas pasiūlymas, čia tapimas egzorcisto? Iš tikrųjų ne, aš turėjau labai gerą santykį su buvusiu egzorcistu, man labai patikdavo pasivažiuoti ir pabendrauti, kalbėti. Ir tik tai buvo didelė nežinomybė, to, kad tik tai mokomės biškį apie angelus, demonologiją ir taip toliau, bet apie pačios egzorcizmų, tai nėra kažkokia pamoka, egzorcizmo pamokos per seminarijos, kai mokomės. Tai paskui viskas paaiškėjo su kunigu Valkausko pagalbo ir taip pat turėjau galimybę nuvykti į Romą ir turėjom kursus, kur yra paskirtas egzorcistams ir tau paaiškina tiek teorinį, tiek praktinių dalykų, kad galėtumėte paskui tavo tarnystę atlikti gerai savo vyskupijai. Kiek laiko maždaug truko tas pasiruošimas, tapimas? Iš tikrųjų, aš gavau, pavyzdžiui, šiandien paskirimą, jau rytoj skambino žmogus pasiteiravo, ar gali pas mane atvažiuoti. Tai pasiruošimas įvyko tuo pačiu metu, kai pradėjau dirbti. Buvo tai jūs paskyrė ir tada pradėjo ruošti, kaip būti, gal suprantama, kai yra trūkumas. Taip, tai iš karto tai nebuvo laikas prieš tai pasiruošti ir tada paskui pradėti dirbti, o pradėjau dirbti, tuo pačiu metu pasiruošiau po gal kokią pusę metų, kai dirbau. Turėjau galimybę tada vykti tą kursą Italijoje. O šiaip tai stengiuosi pirmo pusantro metų keliavau pas kunigą Valkauskį į Rūklą. Tai meldėmės kartu ir tada galėjau matyti ir įgyti didesnį patirtį. Jis jau senai dirba tą tarnystę ir tada buvo gerą impulsą pačiam. Tai reiškia, tu nebuvo tokia kaip ir jokia šoko, tampu egzorcistu, čia dabar kažkas užplūs kažkokiais, nežinau, ten visi įsivaizduoja. Aišku, visiems žmonėms yra įsivaizdavimas iš kur? Iš filmų. Iš kur žmonės gauna informacijos, kaip atrodo egzorcizmas. Vien tas žodis yra. Kiek yra daugybė filmų prikurtų apie egzorcizmą. Ir ten prikuria, aišku, Hollywoodas ir prikuria tokių baisių, kad išgąsdinti žmonės. Taip. Bet jeigu taip numetant tos visus tokius mitus, pats egzorcizmas, kas tai yra? Egzorcizmas yra malda. Yra, aišku, ypatingos maldos, kurios yra paskirtos taip ir ne kitaip, yra jau pakoreguotos
tekstą atitinka, čia jau nuo labai seno bažnyčios tradicijo ateina, čia tokia sena tradicija, tai ėjo per rankas ir aišku turi savo eiliškumą, ne? Pradžioje meldamės mes su Dievu, litanijos, paskui kreipiamės į Dievo pagalbą, paskui, kadangi egzorcistas gauna tą vyskupo galią dirbti kaip egzorcistas su visomis jėgomis, tai paskui galite ir pats kaip kunigas kalbėti su demonu ir išvaryti. Ne? Bet iš esmės yra malda. No? Ir daug žmonių galvoja, kad yra kažkokia, nežinau, rytas, ar taip yra rytos, aišku, bet svarbiausia yra to, kad yra malda. Nu, tu kalbi su Dievu ir prašai Dievo išlaisvinti žmogų. Tai taip filmuose, kas rodoma. Toks banalus klausimas man, tai jisai visiškai yra, kadangi pats ir domiuosi šitų dalykų, tai aš suprantu, bet žiūrovams, pavyzdžiui, kas filmuose rodoma? Yra bent kažkas tiesos? Ar jūs pats esate žiūrėjęs kažkokius tokius filmus apie egzorcizmą? Jaunystėje? Priklauso nuo filmus. Aišku, yra filmų, kurie labai atitinka į to, kas yra tikro. Pavyzdžių? Pavyzdžiui, rytas, vadinasi. Rytas? The Rit, jo. The Rit? Jo. O ritualas gal verčiasi. Ritualas gal. Tai jo, yra labai gerai tiesiog, kas tenai parašyta. Taip pat galima pagalvoti apie filmą, kurie yra Emily Rose, egzorcizmas. Labai seną filmą, bet turi tikrų dalykų, kurios kalba tiesa, kas gali būti. Labai gerą filmą dabar nauja buvo Nefarius, kuri apie vieno kalinio irgi, kuris apsėstas. Ten yra labai daug iš teologijos, daug tikrų dalykų. Ne? Paskui, aišku, yra ir pridėta daug dalykų. Bet kai meldiesi pats su žmogus apsėstas ir matai, kad jis reaguoja, gal ne vienodo, bet panašu, kaip būna filme, tik tai čia realybė, yra kitaip. Ar teko matyti filmą Popiežiaus egzorcistas? Jo, šitas nelabai geras. Nelabai geras? Ne. Nors rašė, kad palei tikrus kažkiek palei kunigą egzorcistą Gabrielių Amort? Taip, bet ne. Amortas buvo labai geras egzorcistas, bet tai neatitinka realybę. Amortas ne, ta filmas šitas ne, kodėl būtent? Turi labai daug klaidų, aišku, dabar mintinai nepasakysiu visas, bet netgi mes gavome aš priklausau į tarptautinės egzorcistų bendruomenę ir būtent pirmininkas iš Italijos ir visa taryba iš karto išleidus tą filmą mums siuntė dokumentą, per kurią galima argumentuoti, kad ta filma yra negera filma. Kadangi man rekomendavo, kad tai yra negerai ir davė argumentus, aš ją net nežiūrėjau, nes neturiu laiko šiaip. Suprantama. Bet aišku, kai yra laisva diena, gal norisi kažkaip pailsėti, bet žiūrėti kažko geresnio arba iš viso, kas nesusijęs su tuo, kad tiesiog pailsėčiau pats. Bet ta filma nėra labai gera. Aš žiūrėjau, gal kelis kartus taip teko, tai atrodė visai, aišku, mano toks pažinimas, gal man toksai, nes tame filme kaip tik nebuvo tokio bauginimo labai didelio, tokio labiau bandymo parodyti apie tą blogį. Aišku, kadangi tai filmas yra vėlgi daromas populiarus, tai įdedamas detalės, kiek skaičiu tenais, kiek atitinka kunigo Gabrielių Amort knygose, kas parašyta ir iš jo paties ir kiek pridėjo prodiuseriai ir režisieriai ten. Šiaip, jeigu kalbant apie Amortą, tai jeigu norisi žiūrėti egzorcizmą, kurį darė Amortą, yra Netflix. Netflix'o yra? Jo, jis leido filmuoti tiesiogiai egzorcizmas, kai darė vienai moteriai su to moterių sutikimu.
su moterų sutikimo tam, kad parodytų vienintelė priežastis buvo, kad gali filmuoti, bet negali jokių efektų, nei muzikos, nei nieko. Tiesiog tai kaip ir yra, taip ir filmuoti. Ir nufilmavo. Iš tikrųjų, aš žiūrėjau su kito kunigu, kurį man rodė, tas kunigas sako, žiūrėk kaip čia, o šiaip tai neatrodo labai kažkoks rimtas. Esu matęs rimtesnių negu tą, kurį rodo. Ta prasme, jeigu gal nematai, gali būti, kad tau gali užkrėsti, ar gali kažkaip būti sunku jį žiūrėti. Tai va, man atrodo, toks visai geras klausimas, nes kadangi nėra pačios medžiagos jokios, mes, kadangi dabar 21 amžius, atrodo, viską gali nusifilmuoti. Kodėl, pavyzdžiui, egzorcizmo nenufilmavus ir neparodžius žmonėm, va, čia nieko ypatingo, čia tiesiog malda yra, kurią sukalbame ir tai nėra kažkas, ką jūs įsivaizduojate. Ir tai nuimtų, atrodo, visą šydą apie to filmo. Suprantat, kodėl negalima dėl žmogaus. Įsivaizduokite, kad jūs būtumėte apsėstas ir parodom visai Lietuvą, kad jūs apsėstas. Būtų labai negražu. Ir visi žmonės, kurie matytų jūs, matytų kitaip, nes jūs apsėstas. O aš esu keliavęs į užsienį su žmogumi, kuris žinojo, kad yra apsėstas, tyčiai su juo esu keliavęs. Ir niekas iš bendrakeleivių nežinojo, kad jis yra apsėstas. Ir tam žmogui buvo nelengva kelionė, bet piligriminė kelionė buvo. Ir viskas gerai. Jeigu jis būtų buvęs žinoma, tai būtų buvęs sudėtingiau. Tai pačiam žmogui tada sunku ir tą visą pakelti. Gal tada tokia mintis, pačius filmus kalbant. Ar pati bažnyčia turi kažkokį, nežinau, sąrašą ar kažką, draudžiamų filmų sąrašas, kad krikščionys, katalikai neturėtų žiūrėti tokių filmų, pavyzdžiui? Gal esate girdėjęs kažkurį vietoje, man atrodo, kad ir pat Valkauskas yra pasakęs internete kažkur, arba jeigu ne, tai aš iš jo girdėjau, bet ir aišku, sutinku 100%, nerekomenduojame žiūrėti filmus, kurios matau, kad Lietuvoje rašo raidė S, C raidė. Suaugusiems. Taip. Bet kurią iš jo. Netgi savo filmas gali turėti didelį įtaką. Netgi ir filmukas gali turėti blogą įtaką. Pavyzdžiui, o šitas buvo kurse Italijoje. Net mano broliai, prisimenu, žiūrėjau tokių filmų kaip Dragon Ball Z. Mano vaikystės filmukas. Pavyzdžiui. Naruto. Naruto tai yra... Mano labiausiai... Čia yra labai bloga, bet labai bloga. Tai turėjo vienas... Kodėl? Aš ačiū Dievui nesu matęs, bet pavyzdžiui, turėjo vienas žmogus, su kuriuo meldėmės ir pat velnis pasakė, kad jis įėjo dėl to, kad jis leido žiūrėdamas Naruto. Naruto turi keletą ženklų, su kuriuo kalba su dvasiomis. Ten daro rankų visokius. Tai va, visos tos ženklus, aš sužinojau, kad daro ženklus, nes to, kad jis buvo keletą demonų apsėstų, pradėjau įvardinti juos ir nenorėjau pasakyti paskutinis, sakau, kuris paskutinis, nenoriu sakyti. Sakau, gerai sakyti priežasties ir tada pradėjau su rankom kažką daryti ir aš nesupratau, ką jis daro. Tada pradėjom paklausti, kas čia yra, kodėl, nenoriu sakyti. Tai gal jis mokėsi tos, nes aš, pavyzdžiui, aš esu pražiūrėjęs visą Naruto, aš nemoku nei vieno. Bet velnis viską žino. Tuo metu, kai yra transe, tai nebe jis. Tai pradėjo rodyti visokių ženklų greitai ir tada paskui juokėsi ir sakė, jis leido dėl to, kad žiūrėjo Naruto. Tai yra daug dalykų. Nežinau, man tai yra vienas gražiausių filmukų, bet jo, aš suprantu gal tą mintį, jeigu tai yra tikras įvykis ir būtent taip ir įvyko ir pats pasako, piktasis, aš būtent per tai veikiau šitame žmoguje, tai aš sakyčiau taip, tai gali būti pavojus. Bet tada kodėl ne visi žmonės, kurie aš, pavyzdžiui, žiūrėjau ir man, tai gali būti, kad jūs, gal kažkada, gal kažkas... Bet gali būti, kad jūs nebuvote apsėstas, bet gali būti, kad tuo metu, kai jūs žiūrėdavote, turėdavote, nežinau, velnio įtaka, kuria nėra apsėdima, bet yra velnio įtaka, kuria, nežinau, veda jums prie vieno nuodėmę ar kito nuodėmę, kurio gal sunku kovoti ir negalite atrasti priežasties, kodėl taip yra. Ir gali būti, atėjo iš to.
No, yra žmonės, kurie nebūtinai visi apsėsti, yra kiti turi velno įtaką, ne? Yra pririšta prie kažkokia priklausomybė, prie kažkokia nuodėmė. Ir tai paskui pasidaro įda, o iš kur visą šitą prasidėjo? Prasidėjo nuo to filmuko, kurį žiūrėjau, prasidėjo nuo kažkokia savo neteisingo veiksmų ir tada. Bet, pavyzdžiui, kalbant, tai aš bandau rasti argumentų, kodėl aš nesutikčiau. Aišku, čia tikriausiai turėtume kalbėti apie skirtingus lygius. Kad yra žmonės, gal, kurie įnikia į kokią depresiją, ar kažkas jiems gyvenime sunku ir jie tada eina kažkur, kažko ieškoti. Tikriausiai galėsim dar, jeigu turėsim laiko, paklausti klausimą apie, kodėl žmonės vieni tikrai juos apsėda, ar jie nori būti apsėsti. Gal kas yra populiaru žmonėms, kad jie ieško kažkokių dvasių, ieško, kad kažkas su kažkuo pabendrauti, įsikviesti, ar tai okultizmas, ar tai seansai kažkokie. Žmonės patys ieško to, atrodo, ir jie nemato, kad tai yra kažkoks pavojus, nemato, kad čia kažkas jiems paskui nutiks blogo. Jie mato, kaip, vos ne pramoga, vos ne pasišaipimas kažkoks ir taip toliau. Tai dar apie tos filmus ir filmukus, čia tikriausiai ir Haris Poteris įeitų greičiausiai šitą. Taip. Bet kiek man teko pasidomėti, aišku, gal tai nėra tos žinios, bet bažnyčia katalikų oficialiai neturi jokio filmų draudžiamų sąrašo. Ir kaip tik daugybė teologų, kurios pasiskaitinėjau, dabar bijau sumeluoti, nesakysiu gal, bet, žinomi greičiausiai ir Ratzingeris ir tikrai buvo, kuriuos skaičiau, jie kalba apie tai, kad filmai yra geri tie, kuriuose yra gėrio ir blogio kova. Ir jeigu gėris tame filme laimi, tame filme, neturėtume mes kažko ten bijoti labai. Aišku, priklauso nuo to, kas viduje įrodoma, kas tai yra. Pavyzdžiui, tai, aišku, čia yra populiarus klausimas Haris Poteris. Kodėl jūs sakytumėt, kad Haris Poteris, nėra filmas, kurį turėtų žiūrėti? Ir dar klausimas, ar jūs žiūrėjot? Aš žiūrėjau pirmą dalį, nežinau, kiek jų yra, bet... 8. Gerai, aš tik pirmą žiūrėjau. Po 3 valandas, tai jums tikrai nebus laiko, bet, žodžiu, aš kai žiūrėjau labai senai, kai iš karto išėjau pirmą, tai nežinau, kiek matot gal, tai aišku, kad turi blogo to, kad nuolat yra burtai, ne? Burtai ir galios, ir supergalios, ir daryti to, kas įlysti vietas, kur negalime eiti į kažkokią kitą. Tu atidarai kažkokias duris ir eini į kažkokią vietą, kur niekas kita negali eiti, kažkokią atranda, nežinau, magiškos jėgos. Ir, gerai, šito raginę žmogui, o kodėlgi nepabandžius, kodėl neiti pas raganą. O ką čia pabandyti? Eiti pas raganą, daryti, žaisti, pavyzdžiui, su taure. Bet ateini pas raganą ir matai, kad jinai negali nieko tokio padaryti, kas filme. Ir toks sėdi. Tu galvoji, ką? Negali. Ragana gali padaryti duris kažkokias atverti, kažkokį burtą, kur su lasdelė ten, nežinau, nes ten buvo burtai, kurie žudė. Tai apie burtus, kurie žudė, turiu vieną tikrą pavyzdį iš Panevėžio, vieną burtininkę, kurią prašė viena iš žmogų ir labai protinga gydytoja, kurie prašė pinigų, kad išgelbėtų sūnų. Ir sumokėjo labai daug pinigų, mokėjo pinigų ir po 14 000, kas sumokėjo už sūnų, sūnus numirė. O kaip? Mokėjo tai burtininkai? Jo. Šiaip norėjau gelbėti sūnų, bet galų gale sūnus numirė. Yra taip pat, gali būti, kodėl nepabandyti pasikviestis dvasios, žaisti kažkokią spiritizmo žaidimų ir tu atidarai vis tiek duris, ne su lasdele, bet atidarai duris į kažkokią dvasinį pasaulį, kur jie neateina šiaip žaisti ir neišvarysit šiaip. Kai jos pašaukiai, nei vienas iš jų nėra geras. Tu tik gali bendrauti su velniais. Gerų angelių turime angelas sargas ir visi kiti angeliai, kurie supasi aplink Dievą ir mūsų, bet kai žmogus dėl smalsumo pradeda kviesti angelius, tai dauguma iš jų, visos iš jos yra piktosios. O jūs nemanote, kad toksai požiūris šiek tiek yra toksai, kaip ir prietaringas? Nežiūrėk, nes tave
vat kažkoks demonizavimas perdėtas, ar nesigauna taip, ar taip netrodo. Aišku, aš suprantu jūsų pozicijai, susiduriant kasdien su įvairiais situacijom, su žmonėm bendraujant, tai tas yra gyva ir jūs tą matot ir tada, vat, žiūrint galbūt ir filmus įvairiausius ir tuos filmukus, gal ir pagalvojat, kad per juos gali veikti demonai, gali apsėsti žmogų ir taip toliau. Bet ar nesimano, kad čia toks perdėtas, nes aš manau, kad tokio reikėtų sveikesnį ieškoti požiūrio į tos dalykus, nenurašyti. Nes, pavyzdžiui, žiūrint, ką man teko skaityti apie Harry Potterį, Harry Potterį švenčia vaikai Kalėdas. Per Kalėdas važiuoja atostogų, keliauja, namo visi išvyksta. O kas yra Kalėdos? Visi linki Merry Christmas. Tai švenčia Kristaus gimimą. Tai Harry Potterio filme švenčia gimimą. Toliau yra 3 personažai – Haris, Ronis ir Hermiona. Tai yra, skaičiau vieno teologo mūsų, dėstytojo Gabrielio Klimenkos, jis rašė apie tai, kad Hermiona atspindi racionalumą, protą. Ronis atspindi jausmus, nes toks impulsyviai elgiasi. O Haris yra tas, kuris apjungia visą tai ir jisai papildo. Ir kas vyksta su Hariu? Haris filmo gale aukojasi dėl visų žmonių. Tai labai geras įvaizdis Jėzui Kristui. Jėzus aukojasi dėl visų žmonių. Haris aukojasi ne tik dėl kažkokių ten savo draugų, bet dėl viso išlikimo, viso to jų pasaulio, viso universiteto tų burtininkų Hogwartso. Nes jeigu ne jisai, tada visi miršta. Tada jisai turi eiti ir pasiaukoti. Aišku, nežiūrėjote, neskaitėt, bet tai yra tokių krikščioniškų minčių. Ir manau, tai yra gražu. Ir aš pažiūrėjęs tą filmą, mes su žmona dabar žiūrim, 2 metai iš eilės, tokį pasidarom, kaip kiti žiūri Vienas namuose, tai mes žiūrim Harry Potterį. Tai man tai yra vienas gražiausių filmų. Kas labai tenais yra toks įdomus dalykas, ten mažai akcentų yra burtams, labai mažai. Atrodo, jie taigi burtininkai, ten viską gali padaryti, bet kažkodėl Rowlings, ta autorė, kuri parašė knygą, jinai tokį sukūrė, kad mes labiau orientuotumės į draugystę. Visas filmas yra apie draugystę, kad draugai, gėris, jisai laimi. Per meilę, per gėrį mes laimime. Blogis, netgi turėdamas galingiausius dalykus, galingiausius lasdelės, galingiausius burtus, jis pralaimi kovą. Tai man atrodo, tai yra grožis. Man atrodo, kad viso to, ką jūs pasakėt, tai gali būti tiesa, tik tai aš jos nežiūrėjau, bet kiekvieną dalyką, kokia yra piktosios dvasios veikimą, kaip sugalvoja turėti įtaką žmonėms. Labai paprastą būdą. Jeigu jūs matytumėte iš karto blogį, jūs net nežiūrėtumėte. Visada eina per gero, visada eina įteikiant, tai ar proto, ar jausmų, kad tai yra gerai, tai nieko blogo. Ir dėl to tarsi duoda ramybė, kad viskas yra tvarkoj, tu gal žiūrėti, tau nieko neatsitiks, jam nieko neatsitiko, tol kol atsitiks. Ir tada tarsi jie lygiai taip pat kaip ir daro su bet kokia nuodėmė, kaip jis nesiūlo žmogui įžaisti Dievo, siūlė įsigyti kažkokią savo naudai, kažkokį turtą, bet veda link nuodėmė, čia panašu. Aš negaliu pasakyti apie visą filmą ar knygos, nes jos nežinau, bet kai tu matai žmonės, kurie nuo to kentėjo, kai tu matai žmonės, kad nuo to atsidarė kažkokia pasaulis, kur turėjo vienas, kuris pradėjo, aišku, čia susimaišė daug dalykų, susimaišė ir Harry Potteris, susimaišė ir narkotiko šitai žmogui. Ir tada jau jis kažkur galvojo, kad pats tapo vos ne vieną iš tų veikėjų filme. Jis įsivaizdavo, kad jis yra filmuojama 24 valandas ir kad jis yra vos ne tas, kuris... Psichinės lygos yra, čia nėra. Ar mes galime, aš irgi toksai visą laiką klausiu, nes man yra įdomu ir aš kažkaip noriu ieškoti to sveiko tokio požiūrio. Tai nėra taip, kad žmogus tiesiog pasižiūri kažką ir dabar tikriausiai, vis tiek tai yra pasekmės daugybės veiksmų. Žmogus ėjo, kažką darė, kažką. Kodėl žmogus įsitraukė tą tamsą? Kodėl jis kažkur jos ieško, nori, bet ir sakot, jis įsivaizduoja, kad tu esi kažkoks personažas, tai mes traktuojam, kad tai gali būti gal kokia šizofrenija ar kažkas, nes tu esi kažkoks... Suprantat, čia yra labai slidus dalykas, dėl to, kad pavyzdžiui,
daug žmonių galvoja, kad jam reikia pas egzorcistą dėl to, kad kažko nenormaliu atsitiko. Taip. Gerai. Dažniausiai taip. Nu, bet pavyzdžiui, turėjo nepersonausią žmogus, kuris skambino ir, nu, man reikia dėl to, kad tikriausiai apsėsta dėl to. Gerai, sako, o buvote pas gydytoją? Man žiūrėjo, bet o kodėl? Tik jeigu aš jums skambinau, tikrai, kad skambinau, gal patarimo galiu suteikti. Pirmą važiuokite pas gydytoją, kad pasižiūrėtų, gal iš tikrųjų pasakys labai gerą naujieną, kad jūs neturite jokių reikalų su dvasiomis pasauliomis, o čia yra tiesiog lyga. Gali būti duos jums vaistą ir viskas grįš į savo vietą. Bet yra procesas. Kiekvienam žmogui atpažinti, kas jame yra procesas. Tai gali būti, kad vienam Harry Potter'e yra tik tai suveikia psichologiškai, kitam nieko absoliučiai, atvirkščiai net gali atrasti kokią, o kitam gali ir veikti dvasiškai. Kartais nebūna vieną dalyką viena. Būna kartu su kita. Vienas dalykas prisijungia su kito, trečias su ketvirta. Nu, kaip minėjot, narkotikai, kažkas. Arba jogas, arba indų religijos kažkokios praktikos. Gal žmogus okultizmą praktikuoja. Okultizmą praktikuoja, nu, daug dalykų gali būti. Bet yra kaip duoti dar vieną priežastis, kad tai vyktų. Nu, žmogus tada užtikrina, jis gal paskaitė kažkur, o čia magija norėčiau, dar filmą ant viršaus pažiūrėjo, o dar čia kažkaip veikia. Dar ir tada eina gilin, tol, kol paskui atsiranda aklavietėje ir mato, kad jau viskas blogai ir tada prašo pagalbos. Bet yra buvęs žmogus, kuris susirgo schizofreniją ir tuo pačiu metu buvo ir apsėstas. Tai ir tai gali būti ir ta. Okay. Čia labai sudėtingos temos. Labai sudėtinga. Gal tada baigiant ties filmais, sakau, oficiali bažnyčios nuomonė, kiek sakau, teko skaityti, tai yra, kad neturi draudžiamų filmų sąrašą. Reiškia, neturim, kad nežiūrėk kažko to. Mes to neturim. Reiškia, yra tokia laisvė. Antra, gal toks akcentas irgi, kad dėl Harry Potter, tarkim, filmų, nes daug žmonių klausinėja, ar kiek žiūrėjau užsienietiškus YouTube kanalus, irgi ten tai iškelia klausimą ir irgi visokiausių nuomonių pasigirsta, vieni labiau tokie nusikesni, priima filmą, kiti išvelgia, aš irgi išvelgiu, kad tai gali vesti prie kažkokio tai maginio mąstymo, bet pažiūrėjus filmą, man tos magijos tiek mažai atrodo, kad visas filmas yra akcentas žmogus, jo bendravimas, santykis ir kažkoks vedimas link to pačio gėrio. Tai gal užtenka to filmo, nes... Man atrodo, kad geriausias dalykas atpažinti, kokio filmą tinkama, kas yra geras ar ne, turim turėti principai. O principas yra moralinis principas. Moralinis principas yra, kad būtų gera, turi būti 3 dalykai. Pradžia, vidurį ir pabaiga. 3 dalykai turi būti geros. Jeigu pradžia buvo labai gera, vidurį kažką blogo atsiko, bet labai gera pabaiga, tai yra blogas filmas. Jeigu buvo gera pradžia, viskas įvyko gerai, bet tik tai baigėsi blogai. Labai blogas filmas. Harry Potteris visas labai geras. Tai tokia mintis, nes kai žmonėms kyla klausimas, tai ar man žiūrėti ar nežiūrėti, tai ar man kažką daryti, nedaryti. Ar čia krikščionių, tarkim, ten joga, ar ten kažko, nežinau, įsibaiminė kažko yra. Labai vakar gerą mintį išgirdau, kad jeigu esi krikščionis, esi tikintis, tai tu pagalvok, ar tas dalykas kertasi su tavo pasaulėžiūra, su krikščionišku mąstymu. Jeigu kertasi, nedaryk. Labai paprastai spręsti šitas problemas ir nereikia tada apsikrauti, kad čia galvoti, kaip čia kažkas, kas man pasakys tą tiesą, nes yra tų skirtingų nuomonių. Tik tai yra labai daug žmonių, kurie tą katalikiškumą nelabai iki galo įsigilinęs ir labai paviršutiniškai žino, sakau, kodėlgi ne, kas čia blogo bus. Arba dar viena, kurią esu girdėjęs, kaip tik turėjau pamokos mokykloje, kai kartą sako, tai koks skirtumas, eisiu išpažinties ir viskas gerai. Tas požiūris irgi gali būti požiūris, taip, čia požiūris tikrai blogas, kad dabar pridarysiu nuodėmių ir tada nueisiu išpažinties, taigi Dievas atleidžia. Tai taip, aš tą patiriu mokykloje, mokiniai man taip irgi mokytojau, taigi jūs turite būti gailestingas, viską atleisti ir man Dievas atleis, aš irgi čia padariau, sakau, čia padarai kažkokį ten, suklydai kažką padarai, taigi Dievas atleidžia. Ir jie juokauja, tai toks tikrai čia tas šaipimasis neturėtų būti šitoje vietoje. Tai gerai, čia toks kalbėjom apie apsėdimus, demonus.
kas tai yra? Apsėdimas. Kas yra apsėdimas? Kas yra tas demonas, kuris gali kažkaip iš žmogų patekti? Yra Dievo veikimą, piktojo veikimą, kurie Dievas turi leisti. Jeigu Dievas neleistų, žmogus nebūtų apsėstas. Kodėl Dievas leidžia? Ar jis blogas? Būtent. Kaip gali leisti, jeigu žmogus jaučia kančią, jam yra sunku, tuo metu, kai yra apsėstas, tai žmogus gali labai kentėti. Tai Dievas leidžia, kad žmogus būtų įveiktas piktoj, bet dėl įvairių priežasčių. Gali būti išbandymas, kaip pavyzdžiui yra buvę su Emily Rose, apie tą filmą, kurią minėjau. Šiaip yra netikras jos vardas, jinai palaidota Vokietijoje, palaimintąją. Arba Dievo tarnai, man atrodo. Bet iš esmės yra velnias, kuris apsigyvena tame žmoguje ir neleidžia jam turėti normalų gyvenimą. Ir aišku, kliūna visose srityse. Tai yra darbe, savo kasdienybėje, šeimoje, net savo poilsio, žmogus, kurie negali pailsėti, žmogus, kuris jaučia viduje draskymas, neturi savo vidinę ramybę, išvaro iš pusiausvyros. Nes piktai turi vieną tikslą – atitolinti nuo Dievo. Ir visus tos dalykus gali vesti netgi žmogui į priklausomybę, į nuodėmes, ir į didelę kovą, ir kad būtų silpnesnis kovos metu, kad negalėtų nugalėti savo priešas. O tada ko Dievas nori iš mūsų? Kad Dievas leidžia? Pirmas dalykas, Dievas leidžia, kaip pavyzdžiui, kaip minėjome prieš tai, kad žmogus galėjo savo norai prisidirbti. Tarkim, spiritizmą darė ir paskui apsėdo. Bet jis turėjo pasirinkimą prieš tai daryti ar nedaryti spiritizmas. Jis pat išrinko daryti spiritizmas. Tai pats išrinko, pat prisišaukė, Dievas leido. Kadangi tu to norėjai, Dievas leido, nes yra tavo. Taip. Tada velnias apsėdo, Dievas leidžia, o kas už tai, kas bus toliau? Žmogus gali keliauti dangų, jeigu apsėstas. Taip. Kodėlgi ne? Tik tai yra sunkiau. Daug sunkiau, yra labai nemalonu. Bet tai nėra kliūtis į šventumą. Kai kuriem gali būti netgi ir buvo ir prisiminkite Gemma Galgani, kiek jinai yra turėjęs velnio atakų, kunigos Pijus iš Petralcino, labai daug šventųjų, kurie turėjo tiesiog didelę piktosios dvasios puolimai ir įvairiose būdose. Tokį klausimą, 21 metai Lietuvoje. Kiek, jeigu nežinau, aišku, neskaičiavot, bet tų tikrų atvejų, kad buvo tikrai žmogus apsėstas, kiek yra buvę? Daug. Galėčiau paskaičiuoti, bet daug. Daug buvo. Aišku, yra daug, kurie... Kad tikrai, ten ne kažkokia... Taip. Daug, kurie tikrai... Daugiau tikrų ar netikrų? Kaip, yra labai sudėtinga pasakyti netikrų. Yra kitų, kurie silpnesnė velnio įtaka, bet apsėdimą, kad yra keletą, kad legioną apsėdo, tai yra labai nedaug, palyginus su tiek, kiek ateina konsultacijos. Teko, aišku, ir atpažinti žmogus, kurie labai norėjo būti apsėstas, nežinau kodėl, bet nieko neturėjo bendro su tuo. Bet svarbiausia yra būti kantrus, nes kartais velnias gali pasislėpti, tai atrodo, kad nieko neveikia, o po pusę metų, po metus kartodamas tos maldos, įsireiškia ir išlenda ir viso kito. Ir kitos, kurios iš karto matosi, kad žmogus tiesiog psichologiškai serga ir jam reikia tiesiog gydytojo pagalbo labiau negu kunigo. Tai jo reikia atpažinti ir yra procesas, reikia kantrybė ir taip toliau.
yra labai daug, kurie yra tikrų ir yra labai daug tikrų, kurie nesikreipia, kaip sakė labai įdomiai kunigas Valkauskas. Jeigu visi, kurie tikrai apsėsti, kreiptųsi pas jezuitą, mes net nespėtume visos priimti. Tikrai? Man teko Valkausko, aišku, čia senesni, kai su juo bendravau prie tam pokalbėje, tai nepaklausiu, bet man atrodo, yra 2016 metų jo mokymas vyko atnaujinimo dienos, man atrodo, jis kalbėjo, kad 98% žmonių, kurie pas jį ateina, serga psichologiniam problemam, o nėra. Tai būtų įdomu dar, jo gal kada paklausti, ar šiandien tai irgi taip pačiai manytų jisai. Nu, kaip aš pasakau visada, svarbiausia, mano suvokimą, ne? Taip. Ką aš darau su žmogumi, kuris ateina konsultuoti. Kur yra problema? Kur yra pagrindinė problema? Kai yra paranormalų reiškinių, tarkim, nežinau, juda daiktus, mato šešėlės ir taip toliau. Tai tuo atveju, kai jau yra taip sudėtinga, tai pirmą reikia pažiūrėti jo psichinę. Ar jis mato to, kas niekas nemato, bet dėl to, kad jam yra negerai, ar iš tikrųjų veikia, yra realiai. O kažkokie, jeigu silpnesni bruožai, nes čia jau kažkokie labai, kai juda daiktai, tai aš čia manyčiau, kad čia jau kažkas labai, labai rimto. O, kažkoks lengvi kažkokie yra požymiai. Jo, yra ir kito lengvesnio požymiai. Ar kur minėjo čia tokie, kad tas vidinis nerimas, ramybės neturėjimas, gali būti kažkoks. Tokių gali būti. Ir kartais iš tikrųjų yra buvęs, kad pagrindinį dalyką daugumai jų yra dėl to, kad atitolinus nuo Dievo. Taip. Tai aš ką bandžiau daryti ir rekomenduoju visada, ar labai rimta, ar labai lengva, ar psichologinė, nesvarbu, pasiruoškite atlikti gerą išpažintį. Kodėl? Dėl to, kad žmogus ėjęs išpažinties yra egzorcizmas. Žmogus jeigu eina gerą išpažinties, širdingą, ne dėl to, kad reikia, bet gerą išpažinties, tai jis turi didžiulį apsaugą, turi pati Dievas jame. Taip, aš net esu rašęs, šitas pats minėtas Gabrielius Amort, egzorcistas, taip ir sakė, geriausias egzorcizmas yra išpažintis. Jis taip irgi. Ir aš esu matęs keletą žmonių, kurie gerai atėjo, pasimeldėm su juo, tarkim, Leono 13 malda ir rekomendavau, kad eitų gerą išpažinties, bet gerą, tai lankstinuką su gerą sąžinės patikra ir žmogus skambina paskui, kad gyvenimą pasikeitė ir aš klausiu, ar buvai išpažinties. Tai buvau, viskas aišku. Tai jau kelionė link to pokyčio. Taip. Gal toksai dar, baiginėjant link su tais, nes kalbėti apie tamsą, apie tą blogį, turim, nes jeigu ignoruosim, sakysim, vien tik meilę, atsimenu jūsų praeitą savaitę mokymas buvo, kaip pasipriešinti blogį ir kalbėti apie Liuiso mintį, kad pats blogis gal neegzistuoja. Yra tiesiog gėrio nebuvimas, kaip su tamsa, kad tamsa, kas yra galbūt šviesos nebuvimas kažkoksai, bet blogis, yra. Ko tas blogis, ko šėtonas siekia? Kodėl jisai, vienas dalykas paminėjo, tai buvo, kad gal žmoguje kažkokį pokytis kažkoks įvyksta, bet ko jis siekia? Nes jau žiūrim, jeigu tos didesnius požymius, tai matom, kaip minėt, kad žmogui darosi vis blogiau. Jis nebegali, gal eiti darbą nebegali, sunkumas jam tai toliau. Koks galutinis tikslas šėtono? Galutinis tikslas žmogaus, kad žmogus atitolintų nuo Dievo, prarastų Dievo malonę ir pražūtų jo sielą. Nes kadangi žmogus, kai papuolė į dangų, papuolė į aukštesnį lygį negu angelai, nes žmogus turėjo kovoti su kūnu, kurio angelas ne. Turi kovoti su savo silpna valia, turi kovoti su savo kūnu ir taip toliau, tai žmogus gali pakelti aukštesnį lygį negu angelai danguje. Ir piktai žino, kad jis niekados negalės būti danguje. Jis labai norėtų traukti žmonės, kad būtų pragare, o ne danguje. Jo tikslas yra, kad žmogus prarastų viltį, prarastų tikėjimą. Ir tada praranda meilę Dievo. Ir be pagrindinių dorybių žmogus negali atsigelbėti. Ar gali būti taip, ką čia paminėjot, kad šėtonas siekia, nes matom per egzorcizmus ir kai įvyksta tas apsėdimas, kad kontroliuoja žmogaus kūną. Tai ir gaunasi, kad jis siekia tą kūną gauti, ko neturi.
ką Dievas mums davė, Na, sukurdamas. jis bandė naudoti, aišku, žmogaus kūną įsireikšti, nes kitaip jis negalėtų būti matomas, negalėtum su juo kalbėti nieko, o tai įmanoma per žmogaus kūną. Bet jis nori valdyti to kūno, nes, aišku, jis tą kovą jau pralaimėjo ir jis nori valdyti tą kūną tam, kad parodytų, koks jis kabutėse galingas, kad netgi gali daryti to, kad kūną iš tikrųjų negalėtų daryti, kad, žinau, pasidaryti guminės yra daryti arką, visiškai priglausti nugarą su kojom, tai normalus žmogus nedaro. Jis nori tarsi parodyti, wow, koks aš kietas esu, parodysiu to, ką galiu daryti. Bet jis iš tikrųjų, kaip angelas, yra labai kietas, labai galingas, bet palyginti su Dievu jis nėra niekas. Tai kadangi mes, katalikai, turime galimybę su Dievu būti, jis mums gali būti niekas, jeigu mes tikrai kovojame. Bet aišku, jis yra labai protingas, protingesnis negu mes. Bet neprotingesnis negu Dievas. Būtent. Tai kalbant apie ginklus, kovojant būtent su šėtonu, kokie būtų pagrindiniai ginklai tikinčiajam, ar gal tik pradėjusiam tikėti, kaip jis turėtų apsišarvuoti vis tiek tokia, kažkokiu tai, kažkuo, kad apsiginti. Nes, aš visada aiškinau, kad eksorcizmas yra sakramentalus, tai yra padeda žmogui gauti Dievo malonę. Bet sakramentus teikia Dievo malonę. O kad tu turiu omeny, tiek išpažinties, komunija, mišios, ko dažniau, be abejo, malda ir ypatingai rožančio malda labai nemėgsta. Gaila, kad jūs, nežinau, gal nesuprantat ispaniškai, bet YouTube yra padaryta, ar itališkai, itališkai. Yra vienas eksorcistas, kuris nufilmavo vienas apsistasis, kuris kalbėjo su velniu ir paklausė. Čia žmogus buvo apsėstas ir kalbėjo su kunigas su juo? Taip. Ir tada kunigas paklausė, ką galėtum pasakyti apie rožančio. Ir nenori kalbėti, nenori sakyti, kol pasakė. Aš nemėgstu ir man daro didelė žala, nemėgstu ir blogiausia dalyka, ką galėtų būti man, yra, kad žmogus kalbėtų rožančio. Tai rožančio mišas, komunija, išpažinties, tai viskas, tu esi šarvuotas. Kaip kaliausiai man vieną kartą vienas mokinys, 12-tokas, kodėl kunigams yra lengviau ar sunkiau negu paprastas žmogui nugalėti velnio. Ir aš jam pasakau, kad iš esmės esame vienodus. Tik vienintelis skirtumas yra, kad kunigai kiekvieną dieną aukojame mišias, kalbame rožančio, kalbame verbioras 5 kartus, 7 kartus per dieną. Aš, pavyzdžiui, turiu kiekvieną dieną adoraciją, valandą adoracijai. Tu esi nuolat maldoje. Jeigu tu esi maldoje, tai priešas yra. O nėra, kad priešas labiau suaktyvėja, kad jisai labiau dar kaip tik nori tą kunigą, kuris gelbė sielas, ugdo jaunimą, dirba dėl žmonių, kad ieško dar kažkokių tokių vietų, kaip įlysti tą kunigą ir kad jį sugadinti tą tobulą gerą, kuris daro Dievo darbą. Taip, būtent aš nekalbu, kad kunigai neturi kovos. Ne, kad mes esame stipresnis kovos metu. Mes esame labai apšarvojęs viskuo. Ir tada kova vyksta, didžiulė kova. Tik tai mes turime, mano nuomonė, turime daugiau stiprybių. Mes esame stipresnis. Ir kai mes parodėme ir nebijome, kad tikrai esame stipresnis, jis neturi kur dėtis. Jis bando daryti blogį, bet mato, kad jam nepaeina. Reikia, ko didesnė yra kova, tuo daugiau reikia stiprinti atgailą ir maldą. Du dalykai, kurie žiauriai nemėgsta. Atgaila ir malda nemėgsta. Eiti išpažinties, eiti sakramentus priimti. O ką daryti, jeigu žmogus atsivertė į tikėjimą krikščionybę, bet ne į katalikybę? Jisai sakramentus nesupranta, nežino. Ir lieka labai paviršutiniškas.
Bet jeigu jisai, nu, vat, neturi pažinimo, nes ateiti į katalikų bažnyčios, man atrodo, yra toks ilgas kelias, nes ateiti, dalyvauti, na, bent jau aš, kai atsiverčiu, esu kalbėjęs šiek tiek ir apie tai prie tam pokalbėje, kad, nu, jeigu aš nesuprantu, ateinu sekmadienį į mišes, šalta bažnyčiai, sėdi tokie, na, vyresni žmonės dauguma, ir man toksai, aš ieškau, aš noriu to pažinti Dievą, taip toliau, ir aplinkui, nu, pabūnu mišiuose, bet išeinu savaitę laiko, vėl nieko negirdžiu. Būtų gerai, kai žmogus turi didelį troškimą, man atrodo, ir ieško, kas galėtų tą troškimą malšinti. Neužtenka vien eiti į mišias ir pasimelsti, jeigu žmogus nieko nesupranta ar nesuvokia, reikėtų jam pagalbos. No? Ypač jeigu ką tik atėjo į katalikų tikėjimą ir nepriėmė jokių sakramentų, tai per sakramentos pasiruošimą jis turėtų atpažinti ir matyti, kas yra katalikų tikėjimą, kas yra brangu ir kodėl reikia priartėti prie sakramentų. Ir tada susipažinus su bažnyčia, jis atras, kad mes turime didžiulį lobį, kur net ne visi katalikai jo naudoja ir neturi prie savo rankų. Klausimas, kuo Biblijos išmanimas gali praversti kovojant su šėtonu, su tamsa? Ir yra Dievo žodis, tai jeigu žmogus skaitytų šventą raštą, nors Naują testamentą, kur jau Jėzus gyvenimą ir pamatytų, kiek daug dalykų Jėzus mums mokė, kaip tik va šiandien ir vakar buvo paminėta per Evangeliją, kai Jėzus išvarinėjo demonus, kai kokia galia turi pats Dievas, nu, kodėl jis atėjo į žemę, mus gelbėti. Ten yra viską, kas yra reikalinga išgelbėjimui, yra parašyta šventame rašte. Tik tai, jeigu žmogus niekada neskaitė, visada rekomenduočiau, kad skaitytų nuo Naujo testamento, tam, kad galėtų suprasti Seno testamento. Pradėti kodėlgi ne su Evangelijos. Pats Jėzus gundymas dykumoje, kai gundo šėtonas Jėzų ir kaip jis įgundo? Jis įgundo Biblijos eilutėmis. Sako, tai ar neparašyta, kad tai, tarkim, angelai pagaus, jeigu tu šoksi. Tai lygtis šėtonas sako, jis žadėk Dievo, nors pats jisai yra Dievas. Tai, o Jėzus atsako, kuo? Irgi Biblija. Tai gaunasi taip, kad tai mums duoda Jėzus tokį, na, kad turime ją išmanyti, kad turime ją skaityti ir žinoti. Netgi tos žodžius, kurios yra egzorcizmo malda, yra ištrauktos iš švento rašto, dauguma iš jų. Yra ir psalmės, yra ir magnifikatas, yra ir Evangelija. Per rimtą didį egzortą tai yra pilna švento rašto, nes yra Dievo žodis. Dar tokia mintis gaunasi. Tai gaunasi, kad šėtonas irgi išmano Bibliją. Faktas. Tai reiškia, kad man reikia geriau išmanyti, negu jisai, kad išmano. Nes, o kaip apsaugot, kaip jam atsakyti, jeigu pats Jėzus atsakinėjo Bibliją. Taip, tai suprantat, mums reikia žinoti švento rašto ir tai yra gerai tam, kad mes galėtume argumentą turėti, bet kartais, jeigu mūsų tikėjimai yra labai stipriai ir rimta, tada yra lengviau. Teko girdėti mintį, kad ar klausimas, ar šėtonas gali mūsų mintis skaityti? Ne. Negali. Negali. Tik Dievas. Tik Dievas gali. Kodėl negali? Nes jis yra sukurtas būtybės, jis ne Dievas. Jis neturi galių absoliučiai viską žinoti mano slapčiausias mintis. Ne. Jis tikrai negali to daryti. Ačiū. Aš apie tai vakar irgi klausiau, kad Tomas Akvinietis būtent apie tai rašė, kad negali. Tai tada tokia pagal uždarimui, tokia visai pabaigai, tas pats Liujisas vėl rašo savo knygoje, kad yra dvi vienodai pavojingos klaidos susijusios su demonais. Viena, netikėti jų egzistavimą, kita tikėti ir jausti pernelyg didelį bei nesveiką susidomėjimą jais. Ką tokia mintis? Du kraštutinumai. Vienas nuolat skaityti ir įsidėmėti apie velnio ir jo veikimą, o kita neigianti, kad jis yra. Kodėl? Pirmas dalykas, jeigu aš pasakau, kad jis nėra, tarsi man kabutėse padaro lengvesnį gyvenimą. Arba ne. Jeigu žiūrėtume iš katalikos pusės, ne, nes tada, jeigu nėra velnio, tai visos blogis yra mano sumanytos, tai dar blogiau. Jeigu yra pagunda, jis man gundė, tai čia ką aš galiu padaryti, buvau silpnas. Bet jeigu nėra velnio, tai tu pats sugalvoji visą blogis. Jeigu tu suvalgai blogis, tai nedaug Dieve, nes tu turi atsakyti Dievui. O antras dalykas, jeigu mes pasakytume, kad
žmogus, kuris nuolat gilisi į velnių ir jo veikimą, Jo ieško tam pastoviai. o kam, jeigu geriau gilintis į Dievą, kuris gali tau labiau duoti, maitinti, negu velnis, kuris jis yra, bando būti Dievo šešėlė. Bando daryti to, kas Dievas daro, bet jam neišeina. Geriau skaityti to, kas yra tikro, to, kas yra maitinam, to, kad tau duoda gero, o blogo atpažinsim per jo darbą. Taip, taip. Tai gilintis reikia tiek, kiek. Aišku, man reikia truputį daugiau mokytis ir gilintis, kaip jis veikia, kad aš kaip dirbčiau su žmogumi, galėčiau lengviau jį atpažinti. Bet nemanau, kad kiekvienas žmogus turi to skaityti, nes geriau skaityti, kaip Dievas veikia, kad ieškotų Dievą, kad Dievas veiktų manyje, o ne kaip velnis veiks manyje. Tai geriau ieškoti Dievo. Ačiū labai. Ačiū Jums. Prašom. Ačiū, kad dalyvavot. Ačiū žiūrovams, ačiū, kad stebėjote. Užduokite klausimus komentaruose, jeigu kažkokie turėsite pamąstymus. Ir iki kitų pasimatymų. Iki. Okay.